paskambino iš Vokietijos pirmaujančio chemijos universiteto ir su labai įdomia tema aš buvau apstulbęs, nes aš baigęs chemiją, fiziką, matematiką ir dirbęs chemijos institute prie tam tikrų temų ir puikiai tą žinau. Ir man buvo pasakyta tokia tema. Mes nanotechnologijų pagrindu, tai yra vėl visiškai kitas pasaulis, atradome medžiagas, kurių nieks nežino, kaip jos elgsis. Ar jos yra tvarios, ar jos yra broliškos, ar jos yra kenkėjiškos. Ir tai yra labai įdomu, galėčiau paskaitą paskaityti, kurią man kaip ir atvažiavę perskaitė šiose patalpose, nes aš iš karto sutikau, todėl kad yra visam pasauliu žinomas mūsų tautodailininkų darbas vyresnės kartos Raganų kalno parkas. Tai yra skulptūros ekstremaliomis sąlygomis. Iš dviejų pusių, vakarų ir rytų, supa jūra ir marios. Tai yra rūkai, vanduo ir miškas su savo drėgme ir staiga skulptūros. Skulptūros, kurios reikalauja, kaip sakome, chemijos, sugyvenimo, parinkimo medžiagų tam tikrų ir į žemę, kad stabilumas būtų techninis ir iš stogo lietaus griaustinių žaibų ir lietų su rūkais. Ir kai vokiečiai pamatė, kad mes lietuviai tokius darbus darom ir turim tam tikrą pažangos laipsnį, nes jeigu pažiūrėsim į broliškas mūsų valstybės, tai ne visi tą darė. Ką darė? Nedarė eksterjerinės skulptūros, nevystė, netobulino jos tradicijų. O nežinau, kaip tas atsitiko, bet Lietuvoje ta tradicija, kas tai yra? Tai yra neolitas. Tai yra akmens amžius, kuriame Rimantienės kopose rasti pavyzdžiai skulptūrų po grynų dangum ir nuo to laiko mes galime galvoti, kad šitos žmonių grupės kažką darė, kažką paliko, kas išliko, kas neišliko, bet tai yra žinoma, formos žinomos ir pati idėja. Ir kad ankstesnės kartos parkus pastatė, ekstremaliom sąlygom, tyčia ar netyčia, nežinau, iš 500 metų senumo ąžuolų, tai vėlgi įdomumas, nes galima būtų domėtis ir žinot, kad ten jau vidinė sandara tos medienos yra kitokia, sakų kiekis kitas, apsauga nuo lietaus yra kitokia. Ir vokiečiam tai pasidarė neįtikėtinai įdomu. Jie paprašė padaryti skulptūrą ir impregnuoti nanotechnologijų medžiagomis. Mes tai padarėme, ta skulptūra stovi, jinai stebima mokslininkų. Ir reikia atkreipti dėmesį, tas sektorius medžiagų, kas iš nanotechnologijų ateina į šitą naudojimą, tai yra vanduo su pakeista vidinė sandara. Tai yra molekulinė gardelė pakeista, neleidžia prisijungti ir kitų junginių, nėra jokių benzinų, jokių acetonų, jokių medžiagų, kurios eina iš mum įprastų medžiagų. Pinotekso ar kitokio, kokio kito azotinio junginio, polivinilacetatinių dirbinių, reiškia, ką naudojame ir kas yra labai gerai. Sukurtos yra labai stiprios geros medžiagos, bet jos yra cheminės. Apie tvarumą taip yra apie ką galvot. Tai mus nustebino tas žingsnis ir tai, kad Lietuva pastebėta, o ne koks kitas kraštas, kad jie žino, mato ir ateina ir bendraujam ir žiūrėsim, kas bus. Tai ne vienų metų kažkoks sprendimas, tai yra stebėjimas, monitoringas, mokslinis įžvalgumas. Kokios bus išvados, pamatysim. Tai vienas tik tai toks pavyzdys labai ryškus, bet turime ir kitus. Tai jeigu Svirskis su Lionginu Šepka dirbo peiliukais, atbrailom metaliniam ir kaltukais vienokiais ar kitokiais, iš norago ar šiaip iš bet kokio plieno, tai dabar meistrai dirba kaltų rinkiniais iš Australijos, Šveicarijos, aukščiausių technologijų, su motorais, su štyliais, su husvarnom ir tai keičia formą, tai keičia ir būtį. Tai yra žmogaus dirbtuviai stovi bakas su tepalu, bakas su benzinu ar su kokiu kitu impregnantu ir tai klausimas yra rimtas. Šie laikai turbūt ne vien tautodailė, iš vis
tie laikai aktualinimo žaliosios tendencijos, jie labai įdomiai veikia šitą tradicinę dalį. Nes aiškinti nereikia, tarp kitko šitą bangą minties pagauna kiekvienas. Bet vienas dalykas suprast, kitas dalykas, kai reikia įgyvendinti formas ir darbą ir jį impregnuoti, ir kai tu turi tokį užkoduotą bendros tos situacijos lygį, tai nieko tu nepakeisi. Tu dirbi, darai ir taip vyksta. Tai, pavyzdžiui, dar vieną dalyką prisiminiau. Stogelius daro eksterjeriniai skulptūroj. Taigi anksčiau apkaldavo, skardavo, jinai rūdydavo. Vis tiek gamtoj rūdena tokia stovėdavo. Su kalvystės elementų irgi surūdijus. O dabar tos skardos dengtos dažais, jos impregnuotos, jos nerūdyja iš vis. Tai pažanga šiaip segmentais, grūdeliais tokiais, bet jinai atsiranda. Ką reiškia atsiranda? Tai neturi būti mokslininkų laboratorijose, tai turi būti pardavime, tai turi būti pasiūloj, turi būti pagaminta, kiekiai, ne vienam žmogui, ne vienai skulptūrai. Turi būti tinklas, tarpininkai, vadybininkai, verslas ir taip toliau. Tai tokie dalykai išsivysto per dešimtmečius, ne per metus. Pavyzdžiui, kitą sritį galim paimti keramiką, glazūros. Glazūros tai yra stiklo ir cheminio elemento junginys. Stiklas kuo lankstesnis, tuo daugiau švino turi. Tai jeigu anksčiau nieks nekreipė dėmesio ir kolekcionavo krištolo vazas, tai pažiūrėkit dabartiniuose interjeruose, krištolo vazų nebebus. Kodėl? Todėl, kad švinas garuoja juose. Žmogus jau žino, kiekvienas žino. Tai tos būties žaliosios sąlyga. Ne tik, kad meistrai žinotų, bet kad ir tas, kas perka, tas, kas ateina užsakyti, tas, kas vartoja. Tai yra, nežinau, tai yra visos tautos lygis ir gebėjimas. Taigi jis neiškrinta iš dangaus, tai yra švietimo. Tai yra, tarp kitko, kas yra labai didelė problema. Vėlgi galima atskirų klausimų. Paskaitą tiesiog skaityti. Tautinis paveldas, meno kūrėjo statusas, autorinės teisės. Bet kaip tai susiję su švietimu, su švietimo programomis? Ateina Z kartos, jau naujosios Y kartos, ką jos žino apie autorinės teisės. Kaip jos veikia, kaip jos konstruoja menininko būtį. Kaip naudoti medžiagas, kurios leistinos, o kurios neleistinos, kurios nerekomenduotinos. Čia tiek šnekų būtų, leiskim ir apie visą Kinijos rinką, kur neegzistuoja jokių kriterijų, jokių autorinių teisių technologijai, kur eina cheminiai elementai į visai rankenėlės, į pagalbinės detalės, į žymeklius, kurie garuoja dirbtuviai. Leiskim, tapytojo tubelės dažų. Tai dabar yra akrilinė technologija, iš vis kitas pasaulis. O ar jinai bus švino tubelėse? Ar jinai bus plastiko tubelės? Žiūrėkit, kaip ta mintis visos būties, tautos, aplinkos, kaip jinai ateina į dirbtuves. Ir per tuos dalykus, kurių pats nesukursi. Tu turi jau ateiti ir žinot, kad imti tokią glazūrą, naudoti tokią glazūrą, naudoti ir nebijoti. Bet leiskim, kaip tas žaidžia per tą visą sluoksnį tortą su sluoksniais, tautodailę. Kaip tas ateina į tas atskiras sritis, kaip tas ateina su atskirais klausimais, kur rast atsakymus. Tai mes bendravom vėlgi su kita įmonė, dabar negaliu prisiminti, kuri Pinotekso lakus vadybą, pardavimų rūpinosi jo. O dar vėlgi paskaitą galima skaityti apie tai, kad Pinoteksas pradedamas gaminti ne per cheminius acetoninius, per benzino dalykus, o per aliejų. Kas yra išvis idealu. Aliejus galima vien aliejum didžiausią, giliausią tradiciją impregnuot skulptūras ir formas, bet kokias eksterjerę leiskim. O dabar padaro lakus su spalvomis, su džiovimu, aliejinį, kuris susigeria. Aš visos tos technologijos iki gilumo nežinau, bet irgi paskaitą išklausiau. Ir klausimas yra kitas. Klausimas yra tas, kad kol kas kaina tų aliejų yra nekonkurentabili. Ją skulptūrą impregnuot ir kai samatuoji visą darbą,
tai labai pakelia kainą tų elementų įkainis, brangumas. Na, bet kažkada Pinoteksas buvo neįperkamas. Dabar jo tvoras tepame. Tai aš manau, kad ir su tais aliejais bus tokia pati pažanga. Kad su tom tubelėmis ir akrylais bus ta pati pažanga. Bet va, ką norėjau pasakyti, va šitą praplėsdamas failą, ką norėjau pasakyti santykyje su tautiniu paveldu. O va tautinėme pavelde mes norime, kad būtų išlaikyta konstanta, muziejinė technologija, muziejinė technika, pažinimas kalvystės rankų, be jokių aparatų virinimo, be vatų inovacijų. Tai klausimas labai rimtas. Bet požiūris yra labai gyvybingai, organiškai, darnus. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu išmoksti pažinti amatą, pagaminti senomis technologijomis, senų rezultatų, ne senų rezultatų, ta prasme, tradicinės formos, senoviškų būdų, vat tautinio paveldo tas tarpas, tas gabalas kūrybos, tai tau po to pereiti į tas pažangias žaliasias technologijas yra labai sąmoningas, labai drąsus, labai aiškus, tu jau iš karto žinai, kaip pasirinkti, kaip elgtis. Ir va turbūt visas mokslas tuo pasižymė. Pradedi nuo ABC, o baigi literatūros kūriniais. Tai čia tas pats. Čia kad pažint, ko reikia, kokie tikslai, tai tautinį paveldą, pažint formas, kodėl tokios. Ir man vienas klausimas buvo labai įdomus per konferenciją užduotas. Tai dabar mūsiškiai skulptoriai, darantis didžiuosius parkus, be tų husvarnų nepamatysi. O tai kaip jiem elgtis, nes tai keičia formas. Tai visa ta darna ir čia turi būti. Tu pradedi kažkokį sunkiąją darbo dalį atlieki su tais lengvinančiais elementais, techniniais ir kitokiais, bet tu užbaig rankomis, užbaig ekologiškai, užbaig, kaip jau sąmonė liepia ir kiek tu pasieki suprasti, tai bus ir vertinamas. Tokią ir vertę turėsi tam kontekste tautodailės vertinimo, rezultatų, meistro, pavardės, žinojimo. Tai man labai džiugu, kad vieni iš geriausių mūsų meistrų skulptorių turi restauracinės kategorijas. Ką tai reiškia? Reiškia technologijas įkandęs geram pažymai, pavyzdiniai. Tai labai džiugu. Vat tokia simbiozė, jinai būtų ideali. Ir naivioji, ir primityvistinė raiška galima būtų vėl surašyti pavardės iš konceptualiosios dalies, ne iš tautodailės, o iš kitos dalies, kuri puikiai sugyvena. Naiviosios formos erdvėj konceptualiam mene, jos turi formas. Labai, turime tokias epochinės asmenybės pasauliniai kultūroje, kaip skulptorius Rumūnas Brankušas, padaręs tokius darbus, kur muziejai dabar stovi. Bet tai visiškas primityvizmas. Naivios formos be jokių, paprasčiausiai atėjus išsivystymo lygiui, supratus jas, perimtos, paimtos, padarytos su visų protu, tai va pavyzdys. Kad ir Picasso kubizmą pasiėmus, kaip primityvina. Braką, visą prancūzų kultūros atsirėmimą į Afrikos meną, kiek Afrikos menas padiktavo primityvizmo grožio atskleidimo. Tai dabar turime ir Chantų, ir Nensų, ir Samių, ir tautodailės metraštį labai gražių straipsnių yra apie Samių kultūrą Laplandijos, kurie atsiskleidžia, kai žinios sklinda. Ją tik pažinti reikia, pamatyti. Tautodailės perspektyvos yra neįvardyjamos, neapibrėžiamos. Kai kartais išgirst galima, kad jau minėjau tą frazę, kad čia viskas padaryta, jau nėra ką veikti, nieko panašaus. Yra formų ir sąmonės idėjų, atvėrimų, temų pasirinkimo erdvės, turiu omeny, pasiimam indėnų meną su visų jų kitokia filosofija ir matymu. Ir tarp kitko neatsitiktinai aš tą pasakiau būtent indėnų, nes jūsų gyvenimas su gamta yra pavyzdinis. Kitas pasaulio galas, japonų tautodailė. Kosmosas, koks sugyvenimas, kokia pagarba gamtai. Ir jeigu paimsime kiniečių
XII-IX amžiaus arba net ankstesnių tą tradicinį meną gilųjį, tai iš vis kosmosas yra tiesiog sudievinama gamta, kai kekėje ten uogų kokių sugeba atskleisti visą pasaulio filosofiją. Tokia idėja pati yra žavi, šiais laikais tai labai žavi. Ir mūsuose, ir mūsų tautodailiai atsiskleidžia tos mintis, ekologinės mintis, visai kitom formom, visai kitais žanrais, kitais amatais, bet panašių gylių, panašių sąmoningų sugyvenimų, o ne karu, ne kariavimu, ne nukariavimu. Prisimenam Sovietiją, kai užkariaut mėgino gamtą, upes pakreipt, kalnus išlygint ir Baikalas dingo, aš kabutėse šneku, ir katastrofos tragiškos ir daug čia galima, čia daugtaškis, čia galima daug pavyzdžių atrasti visam pasaulyje, kai žmogus savo veiklą turi vertinti. Tautodailė yra nuoširdumo, tikėjimo, optimizmo, to sugyvenimo ieškojimo, intelektualumo, amatų pažinimo ir gebėjimo techninio dirbti, organizuoti darbą, sritis, neardyt, o organizuoti, kad būtų rezultatas, kad tas rezultatas būtų ne tau vienam, o visiems perskaitomas. Gebėjimas šnekėti parodose su žiūrovu, kad žiūrovas atrastų, nesvarbu kokį klausimą, bet malonų, suprantamą, perskaitomą. Čia tokioj terpėj iš karto tokia kinų siena atsiranda tarp melo, tarp vaidinimo, apsimetimo, tarp destrukcijos. Tai čia po tų žodžių yra daugtaškis, nes galima labai sąmoningai tos žodžius gilintis ir tautodailėje rast pavyzdžių. Palyginimas statistika. Iš 3000 tautodailininkų tik 300 turi meno kūrėjo statusą. Tai yra aukščiausia lygį pasiekiama kūryboje, ne kiekvienas stengiasi ir padaro. Tai yra labai įdomu. Ne kiekvienas gauna tautinio paveldo produkto statusą. Nes komisija yra labai galinga, ten iš 14 žmonių, kurie kiekvienas yra kitos kompetencijos, ir tas sprendimas būna labai objektyvus. Ar kalvystėje, ar drožyboje, ar užgavėnių kaukėse, ar keramikoje. Visi tie amatai tradiciniai, jie pamatomi ir mokami vertinti. Tai žiūrint į kitas sritis, pavyzdžiui, kūrybinės sritis, kurios šitoj tautoj, kuri turi tam tikrą gyventojų kiekį, nei daugiau, nei mažiau, bet palyginama vis tiek galima suvokti, tai leiskim fotografų būtų pripažintų ir nariais esančių, leiskim ten 400-500. Tai įsivaizduojam 3000, o kažkada buvo 8000 tautodailininkų, kai buvo su verslininkais kartu, sovietmetį, kaip ten buvo, patentininkai, kaip vadinami buvo, su vietinė pramonės ministerija organizuojami, bet tautodailiai jie buvo suburti tie rankų darbo meistrai. Tai kiekiai yra labai įdomus, stulbinantis. Ta statistika, aš jau minėjau apie pasaulinę enciklopediją, tai tam tikrais momentais išlenda, pasirodo. Ta statistika yra duomuo, pagal kurį galima sverti, pažiūrėti, kas tai, ar gyvybinga, ar kinta, kiek kinta, kokie žanrai kinta, ar audimas, ar tautiniai kostiumai, ar oda, ar stiklas, kokie iš to. Iš mano šnekėjimo viso, iš pažangos, kartotis nenorėčiau, bet visi šitie žanrai turi įtaką. Juvelyrika, gintaro juvelyrika. Su visa socialinė padėtim gintaras kasamas, nekasamas. Iš Karaliaučiaus gaudavom gintarą, tai pamėgink dabar iš Karaliaučiaus atvežti, kai ten visas Karaliaučius yra karinė zona. Tai iš karto tam žanrui apynasrį uždeda ir objektyvi tiesa, kurią reikia pažinti, kurią žinot reikia. Kodėl, leiskim, pakito
Kodėl įveža gintarą iš Lotynų Amerikos arba iš Kinijos, kiek reikia, tiek bus. Vat rinka taip veikia, bet keičia formas, keičia gintaro minkštumą, keičia formų padarimo, gebėjimų, parodymo sąlygas. Tu gauni kitą medžiagą. Taigi įstatymai, taigi bendruomenės solidarumas, taigi ekonominė socialinė aplinka, taigi yra idėjinė, mokslinė, švietėjiška aplinka ir yra ta erdvė, kurioje tautodailiai arba yra, arba nėra. Ko nėra ir kas yra. Reikia truputį paaiškinti, kaip man atsitiko. Kodėl dailės akademija, kodėl dailės mokykla ir kodėl naivusis menas, kodėl tautodailė. Tai visą tą sudėjus reikia pažiūrėti tą, ką veikiau, o veikiau labai įdomiai. Aš dirbau restauracinėse, man pavyko, tuo metu buvo 400 metų universiteto jubiliejus ir buvo sovietmečio. Tai yra 7-8 dešimtmetis. Ir man taip pavyko, kad aš 5 metus dirbau restauracinėse freskų restauratorium ir mano vadovas buvo Vladas Drėma. Tai buvo kosmosas, tai buvo anuo metu, anoj aplinkoj, kai nieko negalima ir niekur neišvažiuosi ir kai visi žinojom, kad į Veneciją niekada, arba su istorinė grupe pažiūrėkit į kairę, pažiūrėkit į dešinę, tai bendrau su tokiais žmonėmis, kurie mokslus baigė Venecijoje arba, leiskim, profesorius Umbrasas dėstė istoriją meno, tai tokių dalykų ir kai atsirandi pavelde su Polonio freskomis, su ta technologija, kai nieks nieko negauna, o po parašų profesoriai gaudavo dažus parduotuvėje, jeigu prisimeni tokius laikus, kai medžiagas reikėjo prieš metus planuotis, o po to ateiti pasiimti, o ne pirkti, ką nori. Tai mes gaudavom Lefranco akvarelę. Mes su Lefranco prancūzišką brangiausią akvarelę restauravom universiteto Jonų bažnyčios freskas, Trinitorių bažnyčios ir mano rankom. Tas daroma ir tai labai nesvietiškai įdomu. Tai tokį antspaudą uždeda, kaip vertinti visą tą negatyvią aplinką su 500 metų senumo artefaktais ir gebėjimais juos daryti ir suprast, kaip tai bendrauti su chemikų grupe, kurie analizės daro, kurie pasako, kaip tas padaryta. Iš kur marmuro dulkės 500 kelintais metais Vilniuje, kaip jie tą gruntą iš kur, kaip kreidą Vilnelės dugne rinko ir vaikus pirko, trynė akmenis. Tai velniškai įdomu, kaip tas atsiranda. Ir tada vertinti tavo, apie ką mes šnekam, apie tą technologiją, technoaplinką visą, apie žaliąjį tą visą supratimą. Tai palauk, tai kaip pats per tą pereini, tai supranti, nieko aiškinti nereikia. Tarp kitko, anuo metu kvalifikacijos kėlimas buvo susijęs su praktika. Ta prasme, tu buvai siunčiamas į komandiruotę, į kitus objektus ir kuriuose mokomi visai kiti technologiniai kontekstai. Tas kvalifikacija pakelia neįtikėtinai. Arba pavyzdžiui, man per tą darbo etapą teko 2 kartus išklausyti paskaitas nuo pirmos iki paskutinės geriausio technologo, Pakšto Lietuvoje. Tai kai aš įstojau dailės akademiją, atėjo dėstyti technologijas, sako, Jonai, tu čia? Tai susitikom kaip seni draugai, bet kategorija visai kita. Tu eini daryti ten 16 amžiaus kopiją į muziejų, vadovauja Pakštas technologas. Tu pakartoji tą visą lesiravimo technologijos rezultatą. Tai knygoje aš esu tą pateikęs apie mane, galima imti ir žiūrėti. Ir internete dar pasitikrinti originalas, kaip atrodo. Tai nei slėpti, nei čia gėdytis. Tai yra fantastiška. Tu pakartoji techniką, apie kurią mes šnekam per istoriją arba einam žiūrėti į Luvrą. Dailės mokykloje labai įdomus dalykas, palikęs pėdsaką, tai yra dėstytojų sąstatas be abejonės. Tai buvo ta pažangioji karta, Repšys, Šaltenis, Šerys, Kmieliauskas. Tai yra tie, kurie formavo asmenybę. Jeigu apie mane, tai ne mano vieno. Visos mano kartos menininkų, kas išlikę, kurie atlaikė visas tas peripetijas
išlikti menininku. Tai nėra lengva. Bet grafiką dėstė toks žmogelis, pilkas, nedidukas, smetonmečio žmogelis išsitepęs iki ausų dažais, bet jisai karo metu ir smetonmečiu per partizanavimus visus, jisai taip gerai žinojo grafikos technologiją, kad jis dokumentus padirbinėjo tiem žmonėm, pasus, ausvaisus visokius, žmonėm gyvybės išgelbės. Ir jis vaikam dėstė grafiką. Įsivaizduok, kaip pas tokį pasimokyt. Tai yra išvis kosmosas. Žmogus gali šnekėt, parodyti čia pat viską. Dažo sandarą, jo patobulinimo būdus. Na, kad įsivaizduot visą kontekstą, tai man piešimą dėstė Repšys, Petras, ir jisai pats pas tą patį mokėsi grafikos. Pagalvot reikia, koks tai paradoksas. Ir kas formuoja asmenybę? Tas autoriteto, nežinau, objektyvumas. Leiskim, jeigu aš būčiau Panevėžy gimęs, baigęs, ir ar ten būčiau gavęs tokį, ne. Ar tam Kauno mokyklos fone modernizmo tarpukario, bet ar tokie technologiniai lygiai plaukioja, ar tos freskos. Nors bendrai iš tikrųjų netiesa aš šneku, mes buvom nuvažiavę į Pažaislio vienuolyną, tai to pačio meto objektas. Ir žinau, žmonės ir po šiai dienai, dirba ir padaro, ir buvau nuvažiavęs, tai tas visas vyksta ir be manęs, ir iki manęs, kaip sakant, bet mano sąmonę tai paveikė katastrofiškai, labai rimtai. Tai visa kompanija juokaudavo, sakydavo, tave Jonai jau pakviesi Dailės akademiją profesorium turbūt iš karto. Ir atsitiko labai įdomiai. Aš į freską stojau, neįstojau, dėl to, kad man truko pusės balo. Ta prasme, 4-5 išlaikiau, bet Veiverytė sako, palauk dar metais. Ir aš buvau pakviestas technologų į tapybos katedrą. Tai yra su profesoriais, su Gudaičiu, su visais tuo metu dirbusiais, Mackevičium, Karatajum. Dirbau kartu katedroje su visais technologiniais diskusijom. Dalyvaudavau vertinimuose studentų su ekspertiniu to darbu, kuris uždarom durim. Tai beprotiškai įdomu ir tai atveria virtuvę, tą dirbtuvę visą mistifikuojamą ir konfliktą sukeliančią. Nes sovietmetį tai tas viskas kėlė konfliktą, be abejonės. Nes atrinkimas į parodą, neleidimas kažko. Tautodailės tai visa epocha neleido nei kryždirbystės, nei rūpintojėlio į parodas. Tai tokia fanaberijos forma keista, bet turbūt jinai vadinasi socializmu. Tai mūsų karta apdovanota, mes pamatėme ir kaip dabar yra. Ir tas su tautodailė darbas būtent ir įdomus per tai. Kiek tas dvasios atsiverimas visas nuoširdus. Tai tas labai žavi ir kaip šiek paprasčiau pasakius, ateini į šitą terpę ne iš kažkokio karjerizmo ar ten, o iš meninių pozicijų, tai kai bendrauji su žmonėmis, jie tokie patys kaip ir tu. Tokie patys su tom pačiom klausimais, problemomis. Man tai įdomu ir visiems tai įdomu. Kodėl popierius toks, kodėl grafikai mirkyt, kodėl staklės tokios, kas tai iškilioji giliaspaudė grafika. O Jėzau, kaip tai įdomu. Ir ką reikėtų pabrėžti? Yra tos kūrybos nekomercinė dalis. Pavyzdžiui, grafika yra absoliučiai nuostolingas darbas, nes kiek už ją mokama, tai niekada neapsimoka tai, kiek tu įdedi į gerą popierių nusipirkęs, į stakles 1000 kainuojančias, iš visi tą pradedi raižyt kokį cinką rūgštimis, dirbtuvėje, jau nieko tu įsileisti negali, bendravime ribą turi, nes į dirbtuvės įsileisti tai yra katastrofa. Tai yra labai pavojinga. Leiskim, pradės ten rūkyti, kur nereikia, arba ten kažkas, ko nepastebėsi, tai žinau, su tuo susidūręs esu ir labai griežtai tai žiūriu ir man malonu, kad tautodailininkų terpėje masė tokių žmonių, masė tokių intelektualų, kurie menas yra žemė, ant kurios stovi. Tai tas tokį saitą padaro, tokį brolybės, vienybės ir visai priešingą negu postmodernizme vienas kito ėdimą, tai čia visiškai atvirkščiai. Čia esu turėjęs, įsivaizduok, esu turėjęs tokias situacijas, kai reikėjo keisti įstatymus, mokesčių kažkokių, neatsimenu, ten pridėtinės vertės ar kažkas tokio. Ir seniai, čia dar pačioj pradžioj,
Tai ateina užkurnys 4 klasės ir pasako, Jonai, tu tik pasakyk kada. Mes toj į gatvę 1000 su tavim kartu. Reikia su Seimu šnekėti. Tai sako, aš paskambinsiu va toj Landsbergiui, vadovui, tuo metu parlamento vadovui. Ir šnekam apie tautodailę. Sako, mes rasim bendrą kalbą. Tai palauk, tai šakės, tai yra toks žodžiais nepasakomas solidarumas, kuris, jeigu bendrauji ir ką nors pažadi arba pasakai, tu turi žinot, kad tu pasakai, o neskiest miltus. Tai va tose vertinimo komisijose, kai reikia vertinti skulptūrą arba keramiką, tai ateina ir pasako, o ką tu žinai apie tą skulptūrą. Tai jeigu tu nepadarei, neparodai, tai tu gali psalmes giedot ir nulio vertas. Tai todėl niekada šitoj kultūros daly tinginiui nepavyks. Ir tada pamatai, kad įdomu ir švilpynės žiest pas Valiušį per atsisėdi, kai Genovaitė, Gecėnaitė dėsto, reiškia, tau pataria, kur gali būti geriau. Aš neįsivaizduoju, aš kartais pagalvoju, kad gyvenimas sudėjo taip tą takeliuką, tai tik dėkot ant posūkio reikia, kad Gecėnaitę pažinojau. Enciklopedija keramikos, iš vis kosmosas. Pasirodo, kažkada dirbom už sienų toje akademijoje kartu ir nesusitikom niekur, nes užsivertė dirbtuvėse. Aš žiūrėjau jos eskizus, žiūrėjau jos dienoraščius, jos išleisti reikia, tai pavyzdiniai dalykai, su piešimu, su sangina, ne tik pieštuku, vis kaimo užkampiuose, tautodailę sutikus, rūpintojėlį ar kryžių kokį nusipiešti, nieks jos nevertė. Paprašiau, aš ten truputį paskaitinėjau jai leidus dar prie jos ir sakau, davai leidžiam. Ir gyvenimas kitaip suriktavo, amžinatilsį neturim jos. Ir tas tautodailės segmentėlis, jisai nežinau kur net. Tai vat apie tą paveldinę dalį ir apie profesionalę vėlgi galima šnekėti. Vėlgi tos technologijos, kuriant meną, jos padaro tą meną nepakartojamu. Leiskim, Repšys daro reljefą, kaip sakant, daro tai, ką jis įsivaizduoja meno kūrinį su reljefinė dalim, jis gabalus nuauksuoja. Ima padengia auksu, taip kaip 15-16 amžiui, kas jį mokė auksuoti, jis pats nuėjo, pats sužinojo. O aš anuomet buvau vienas iš 20 žmonių Lietuvoje, kuris buvo išmokytas, va tokiu būdu pas restauratorius, auksuoti polimentiniu senovišku auksavimu, kas yra siaubingai neapsimokantis dalykas, nes tai yra 10 kartų sunkiau negu lakinio auksavimo, kurio visi auksuoja ir kuris turi ribinį laiką, jis išblunka ir nevertas. Tai palaukit, bet akademija šito neišmoko, tu turi pats norėti. Kaip ir grafiką išmokti, kaip ir tiesiog alpau iš laimės, kai galėjau pas savo kurso grafikus nubrist į jų dirbtuves ir mokytis kartu su jais nelegaliai, ne pas dėstytojus, o pas savo studentus. Labai vertinu tai, labai laimingas, kad nepatingėjau, kad nenuėjau vieną kitą balių, o nuėjau pas grafikus pasimokyti, kaip cinką, kaip medį, kaip ksilografiją, kaip dažą pasidaryti, kokį trūkumą turinti, spalvą išsiskiest. Čia. Tai aš ką darau? Aš dabar tą patį darau. Mokau tą, ką moku, kitus ir man irgi tai gyvenimo būdas. Ir grafikos seminarai čia vyksta pas mus. Tai irgi Dievo dovana, žmonės gauna kaltus, žmonės gauna popierius, viską tik dirbk ir dažus. Tai neįtikėtinas dalykas, aš suprantu tiem, kurie nori. Mano brolis dirbo kino studijoje, statė filmus, tokius mūsų etapinius filmus, Virto ąžuolai su Lukšu. Ir aš kažkaip visą laiką iš tolo žiūrėjau, kaip į tokį, o dabar atsitiko įsivaizduok tai, kad pats dokumentinius filmus pilnametražius suku, įsisavinęs kamerą, visą tą vizualiąją siekiamąją dalį, ko ieškot to jūroje visoje skaitmenos. Tai irgi velniškai įdomu, būtų dar vienas gyvenimas, tai gal ir paskirtum tam gyvenimą, nes tai yra vienas iš tų
uždavinių sklaidos, pažinimo, lindimo į tą dirbtuvę, į meistrus, į tas problemas. Tai viskas suaugia visiškai. Ir tai labai miela. Tai labai miela. Taip skatina vieną kitą naktį ir skulptūrą padaryti, ir kokį paveikslą, ir 5-metrinį, ir nežinau, ką dar pasakyti. Žinant kompozicijos, žinant visą akademijos suteiktą žinių bagažą, tai turėt paskaitas pas Valiušį, pas geriausią žiedėją, dirbt kartu savaitėmis ir ne vieną kartą, o 10 kartų ir mokytis pas jį kaip ką pamatyti, kaip ten tas viskas konstruojasi nuo minties sumanimo iki, jeigu, aš būčiau svetimas ir ateičiau pas Valiušį, tu mane pamokyk, tai Valiušis pasakytų, jeigu dar pridėsi prie 24 valandų, dar 5, tai mokomės, nes nei kada, nei laiko, nei aplinkybių. Bet yra tokių žmonių, kurie pas Valiušį, kaip Europos laimėjusi prizą geriausią žiedėją, yra mokęsi ir mano kursiokų, pavardėm nesakysiu, bet irgi tobulinę savo išmanimą. Išmanimą, kaip konstruoti, kaip glazūrą su moliu, kaip forma, kad jinai logiką turėtų. Yra daug klausimų, kurie dar ir už meno, kurie atveria tas erdves, kai tu gali reikštis. Tai yra atsitikę tokių dalykų, kad ir filmus įgarsinti yra tekę. Sėdėti, reiškia, su savo balsu, reiškia, dalyvauti profesionalioj eigoje ir vaidinti teko. Ir tas duoda tokį keistą rezultatą, kuris yra įdomus. Nežinau, ką jis čia dar atveriantis, bet kaip sakant, irgi pagalvoji kartais ties to, kas čia prasideda per dalykai. Ir pavyzdžiui, toks uždavinys, kai pakviečia būti scenografu į filmą Kažkas atsitiko, kuris buvo pirmasis filmas pramoginis, muzikinis Sovietijos erdvėje. Tai buvo vien eksperimentai, nes nieks nežinojo, kaip tą daryti. Visi įsivaizdavo, kaip tai daroma, bet man reikėjo ir 20 metrų jūrą padaryti, ir Ukmergės panoramą šviečiančiais langais, dekoracijas 9 metrų aukščio ir tiesiog nežinau, kaip apibrėžti tokius dalykus, kai dieną dirbi čia Tautodailėj, o naktį nuvažiuoji ne namo, tave užrakina kino studijoj ir tu darai paveikslus 20 metrų su šepečiais ir kibirais dažų. Bet tai kaifas toks, kad aš kito žodžio nerandu. Tai yra toks malonumas, nes tu pats vienas niekada to nedarysi. O čia yra kosmosas. Čia. Ir kai ministrė kultūros naikino kino studiją, tai verkdamas jos ekspertų grupiai galvojau, kas vyksta. Skaitmena yra gerai, bet kino studijos jau nebėra. Ko nebėra? Nėra scenografijų gaminimo aparatų, kurie tau Gedimino pilį galėjo iš plastiko nuliet karštai pastatomai filmuot kaip tikrą, kas Holivuduose ir kitur, kur nėra viso amunicijos aprangų 16-13 amžiaus visas arsenalas. Kur tas? Skaitmena manęs negelbsti, žmonės aprengt reikia. Kur buvo salės, kur galima buvo, sakau, Montegobėjų daryti, kur Mamontovą iš kariuomenės pavogti, kad jisai sudainuotų, Šabaniauską atsivežti, tas filmas. Atsivės tas Šabaniauskas, paskutinis jo turbūt įžengimas ten į sceną. Ir kai jisai išsigando, aš mačiau tą sceną, kai jisai atėjęs pamatė balkoną ir aukščio išsigando ir nepakliuvo į pirmą filmą. Ir po to amžinas atilsis jo nebėra, bet įsivaizduok, kaip likimas sužaidžia. Jam reikėjo tik pasakyti taip ir jis būtų pakliuvęs į pasaulinio, reiškia, konteksto filmuką su Mamontovu, su Kaušpėdu, su visais. Ir Šabaniauskas būtų, tai kosmosas, kaip buvo gražiai sugalvota. Bet jis jau buvo per dideliam amžiuje, o prisimenu tą žmogų kavinėse čia Vilniuje, tai tas labai įdomu. Tas labai įdomu ir iš to daryti protingas išvadas. Jeigu šansas yra, tai tinginystė yra man nesuvokiami dalykai. Tingėti negarbinga, tingėti negražu, bet vienas, kai tai pasakai, o kitas dalykas, kai padarai.
kai ateina projektas Lenkijos ir Lietuvos kultūros ministerijų, dar tada nebuvo tarybų ir fondų, leisti bendrą knygą lietuvių poeto ir tai kreiptasi į mane padaryti akvatintos iliustracijas. O akvatinta tai yra tokia technologija, kur 3 kartus daugiau darbo įdedi negu į paprastą grafiką, kurią padarai ir paleidai, o čia tu turi virint, tiek kiek reikia, tiek kiek nori. Tai galima patingėti. Galima sakyti, plaukia, tegul valtis pro šalį, aš dar lauksiu geresnio kokio ant balto arklio idėjos arba sumanimo. Bet vat, tas būdas padaro tai, kad įmerki uodegą padarai ir ta knyga parodose vaikšto. Kaip poezijos rinkinys su iliustracija, nusivežiau tas iliustracijas į Švediją, į parodą ir staiga literatūros muziejus užperka visą parodą. Tai vat kaip tas žaidžia. Tai ten patingėtum, ten nebūtum ir ten niekada neatsirastum. O staiga ateina ir kainų net neklausia, sako, va šitą viską mes pasiimam. Kiek? Tai va, tai aš kartais tą šneku ne pasididžiavimui, ne įsivaizdinimui, o tam, kad menininkam atvert akis. Kad parodyt kolegom, kad tegul ten ir 5 trupiniai vietoj vieno, reiškia, žlunga tau škada ir laikas, bet padaryk, tu visi žinos, kad tu moki, visi žinos, kad tu gali. Va tai tokie kriterijai formuoja charakterį ir elgesį. Man tai tas labai suprantama ir įdomu. Nu, tai pavyzdys. Vėl dar vienas. Ateina kunigas Keina, mano kaimynas dirbtuvės, fantastiškas žmogus. Mes su juo nei kas, nei ką, šiaip draugavom, nes kaimynai buvom, gatvėje susitikę, pašnekėdavom, tada buvo pats atgimimas. Nu ir jisai sako, Jonai, padaryk Betliejų, bet tokį, kokio nebuvo. Vaikščiau, aš galvoju, Dieve, aš nežinau, nuo ko pradėti. Ir tai įsivaizduok 6 metrų Jeruzalės panoramos su 2,5 metrų angelais hiperrealistiniais, tokiais katašarėlė. 3 sluoksnių dangum, vienas spalvinis tapinys, kitas yra elektros tinklai su lempelėmis, o pirmas yra tinklas, kad debesis užkabinti, kad erdvė. Ir mes tą padarėme, nežinau, turbūt daugiau negu 9 metrų koplyčioje, Žvėryno bažnyčioje. Tai kad aš tą viską padaryčiau, tai man buvo duota zakristija daryti viską tai. Aš neįsivaizduoju dirbtuvės su 3 aukštų namo langais, kur tave užrakina, kur tu ramus kaip žemė, kur gali dirbti ir, tai yra pasaka, tai yra rojus. Ir vat tam, kad padaryti gerą darbą, tai absoliučiai visos sąlygos, tu tik dirbk. Ir tada dar nebuvo muilinių, tiek paplitus aš nusifotografuoti net negebėjau to, ką padariau, bet su vandens kanalais, su Jeruzalės panorama, su čiurlenančiu vandeniu. Tu stovi ir tas čiurlena vanduo, šliur, su, reiškia, skulptūromis didėjančiomis, su reiškia, togomis auksiniais nutapytais. Ne tai, kad pakabinti ant tos pakabučius papuošimus, bet nutapyti jos taip, kad paimt galėtum. Tai Keina, kai pamatė dirbtuviai, ką darau, sako, arba tu padarysi, arba nebus kam daryti. Tai va tas atsiranda, kiek man tai kainuos, sako bažnyčiai, sako, aš nežinau, kiek tai kainuoja. Vat menininko patirtis, kiek tai kainuoja, sako, nežinau, kiek kainuos, kiek nori, tiek mokėk, va toks sandėris buvo. Tai tikrai dabar, kai prisimenu, tai virsti iš koto galima, reiškia, nei ten žinai, kas kitas, kiek darė, ką darė ir kaip darė. Tai tas labai įdomu. Nu ir dar diplome esu ir pedagogas, tai pedagoginė veikla čia labai susijusi su visa pedagogo sistema, o kaip tą daryti. Tai va, jeigu nori įsivaizduoti, formuoti va šitą asmenybę, tai mano supratimas toks ir yra. Tai parodyk, ką moki ir tada pasakyk, kad žinai. O ne taip, kad perskaitei ir atnešiai, vat nežinau, kas tai yra, bet darom jo. Arba vertinam. Tai vat toks kitoks truputį požiūris. Čia buvau sumanęs eiti Akmentašių. Čia į Trakų pusę buvo akmens
fabrikas didelis akmenų visokių skulptūrom, su skulptoriais. Nes man labai reikėjo pinigų ir aš galvojau ten eit ir mane skulptoriai atkalbėjo. Atkalbėjo dėl labai paprastos priežasties. Sako, gerai užsidirbsi, sako, dieną naktį kalsi, tašysi, darysi. Sako, bet tu su tom rankom daugiau nieko nepadarysi, nes kaulai drebėt pradeda. Ta prasme, tiek tu savaitę, mėnesiais, metais, įsivaizduok, jeigu ten daugiau susirišt su to, tai tie, kurie tašo, tie skulptūrų nedaro. Paradoksas. Tie, kurie daro skulptūras, tie samdosi tašytojus pagalbom. Nes menas yra ne vien amatas, menas yra, tu tašybą ir granitą pažinsi, bet rankos jau bus kaip kokie įrankiai, reiškia. Negalėsi, reiškia, ten kokios grafikos su adatėlė, reiškia, jau visai kirviai pasidaro. Tai prigąsdino, įtikino ir aš neėjau. Ir aš nepatekau ten, o būčiau patekęs per užsispyrimą, reiškia, kažkokį.